Sveiki draugai, sugrįžę į mūsų kanalą. Šiandien bus kiek kitokio formato video. Aš taip galvoju, gal paskui vėliau Darius grįš, tai sugrįšim į mūsų vėžes. Bet šiandien turim, kaip ir thumbnail'e matėt, Volkswagen Caravelle Transporter. Jis stovi už manęs. Tai iš jos darysim keleivinį autobusiuką sau. Komplektacija nėra bloga, prieki senonai, parkai prieki gale, galim užbėgti vidų. Sėdynė su porankiais, po vieną abiejose pusėse, vairas multifunkcija. Nu, tokių visokiausių dalykėlių yra, šiaip tai yra ambulansė. Arba kitaip tariant, greitoji pagalba. Biškį prasiardžiau. Visokias lentynas šalinu, taip toliau. Visą tą šalinsim stiklo audinį. Ir paskui viskas grįš į Caravelės vaizdą. Taigi bandau ardytis, žiūrėkit, neišjunkit. Manau, galinis projekto variantas bus tikrai neblogas ir gražiai atrodys. Nu, bent jau kaip man atrodo. Ir žiūrim toliau, kas išeina. Tai ką, oras ne kažką, prie tokių projektų tik ir dirbti. Aišku, biškį vėsoka, bet apsirengę, tai viskas kaip ir gerai. Tai va, žodžiu, biškį parodžiau prieš tai, kas ardėsi. Dabar išsiėmė visos lentynėlės, išėmiau apačią, viskas yra priklijuota, nieks nesukta. Viskas žiauriai gerai, pati mašina, kai būna pastepentus, pažiūrėkit. Idealiai. Galima sakyti idealiai. Iš čia visur būna irgi apipuvę. Čia dažnai būna apipuvę, va. Nėra jokių rūdžių. Visiškai. Iš išorės biškį kampuose slenkščių yra rūdelių, bet nieko labai ypatingo. Tai va, tai žodžiu, ardomės grindis toliau. Sienas bandysiu išsilupti šiandien, jeigu nepavyks, tai tada kitą dieną Darius padės kažkiek tais, nes visos yra priklijuotos su silikonu arba su stiklo klijais ir ko pasiekoje biškį sunku ištraukti vienam. Tai va, nes va, žiūrėkit, čia va matas klijai kažkokie žiauriai, arba stiklo klijai, arba nežinau, reikėjo pjaustyti su geležte. Tai va. Pečius galinis yra net, bet atjungtas, pajungtas priekį šitas pečius. Jeigu kažkam kažko netyčia reikia pečiaus, ar pavyzdžiui, yra priekį, nežinau, kažkam gal kemperių reikės, nes aš iš jo kemperių nedarysiu. Tai va, žiūrėkit, yra visokių dalykėlio. Jaučiu čia srovės keitituvai, keistuvai. Visokių realių, nežinau kas čia yra, nesu susidūręs su šitais dalykais. Tai jeigu kažkam netyčia reikės, rašykit komentaruose, kainą tikrai sutarsim. Ir ką, aš ardausi toliau, o jūs neišjunkit. Nu va,
kaip matėt, išsiardžiau, nusėmiau langą, čia buvo uždengta viskas su šituo. Kažkiek nusiardžiau tų, pjaustyti nenoriu, nes labai daug bus dulkių, tai karpau su metalo žirklėm skardos. Ir realiai šitos pusės kaip ir nebedaug beliko. Aišku, labai sunku šitos vietos, nes labai storos jos. Viskas priklijuota yra prie va šičia va, su silikonu priklijuota ir tada uždėtas stogas. Nu, arba atvirkščiai, uždėtas tas. Nu, nežinau iš tikrųjų. Tai ardomės vėl toliau viską. Paskui eisim iš priekio, atsisuksim šitą visą sieną. Nusuksim sieną ir tada eisim prie šitos pusės. Šitą pusę turėtų būti lengviau, nes nėra jokių išraizgimų ir čia nebus, jaučiu, jokių storų vietų, blemba, kaip va čia. Tai va, tai ką, laukiam Dariaus, turėtų gal pasirodyti neužilgo. Padės biškį su šituo dalykėliu. Visi kiti projektai taip pat juda, kaip ir matėt. Viską jums parodysim ir žiūrim toliau, kaip sakoma. Jau 5. kartą kartuoju, bet neišjunkit. Taigi, bičiuliai, praėjo keletą dienų ir per pastarąsias dienas tikrai nemažai lyjo. Todėl nelabai galėjau kažką tais dirbti prie autobusiuko. Nežinau, manau, einam parodysiu, ką nuveikiau ir kiek padariau. Manau, kad tikrai nemažai. Oras žiauriai prastas, kaip matot. Lyja. Va, busiukas. Tai va, tai esmė kokia, kad nudirbau tokius darbus, kurie reikalauja labai daug ištvermės, kaip sakoma, nes reikia, su maske neuostai, bet reikia uostyti tos visus dulkes. Va, žiūrėkit, anos pusės pusę jau išsiardžiau. Liko sienos šitos šonas. Šitą sieną išiminėsiu pačią paskutinę, nes matot irgi kas darosi. Čia pjaustant šitos visus stiklo audinio reikalus. Sakiau, kad nepjaustysiu dėl dulkių, bet esmė kokia, kad labai sunku išsiardyti karpant. Nelabai kas išeina. Tai va, ir šita pusė visiškai baigta. Nusims stogas čia, realiai, ir čia nieko nebeliks. Taip, kad galėsim ant viršaus naują skardą dėti. Tenai viskas išsiardo, išsims. Kaip ir sakiau, šitos pusės liko pusė. Ir siena liko. Tai va, o po to seka, važiuosim pas lygintoją, pas tampytoją mūsų. Jisai uždės viršutinę skardą. Kai uždės viršutinę skardą, tada grįšim atgal ir bus galima jau įsivaryti į vidų. Tai tada prasidės darbai su visokiausius hermetikus panaikinsim. Tai va, tokios žinios ir aš manau, kad su šituo video nebelyja. Labai permainingas oras. Aš manau, kad su šituo video kaip ir bus tiek, bus jisai trumpas ir bus gera įžanga į naują, ilgesnį video. Ką dar galėčiau pasakyti, kad užsisakiau galinį dangtį, užsisakiau priekinį buferį ir vidaus kilimą užsisakiau. Tai šitie dalykai atkeliaus neužilgo, bet jų visų pirma nedėsime, nes pirmiausia eis stogo eilė. Kai pasidarysim stogą, tada eisim, jau galėsim įsivaryti mašiną į vidų. Tada, kai įsivarysim į vidų, dėsim kilimą, visas apšypkės. Dar aišku neradau, bet ieškau intensyviai ir užsienį. O gal jūs kažką tais turit, tai pasiūlykit. Ilgos bazės su 2 durim šonuose. Priekinės sėdynės jau pardaviau. Dėsiu kitas. Toliau mašina persidažys.
Galiu vieną hintą duoti, rašykite komentaruose, bandykit spėti, kokios spalvos jisai bus. O hintas yra toks, kad panašus į geltoną. Jeigu kas nors atspės spalvą, gal kažką ir kažkokią dovanėlę, kaip sakoma, rasim. Gal kažkokį mūsų lipduką, ar dar kažką tai sugalvosim. Tai taip, kad sekit mūsų kanalą ir nežinau, pamatysi tikrai kažką įdomaus irgi, aš manau. Sakau, labai lyja, tai pasislėpsiu nuo lietaus ir manau, kad šiam trumpam video bus tiek. Tai bus gera, manau, įžanga į ilgesnius video. Parodysim, kur važiuojam, kur vežam, ką darom ir taip toliau visą eigą. Ir nepamirškit mus subscribinti, nepamirškit komentuoti, aišku, ir palaikinkit. O šiaip norėčiau dar paminėti, kad gerų naujų metų ir, kaip sakoma, mes irgi pradedam sekančius metus su dar geresniais projektais. Taip kad iki ir iki sekančių susimatymų.